Treneriai iki pergalės trūko, tikrai atrodo nedaug. Ko būtent trūko, nes jau buvo laikyta pergalė rankoje? Na, kaip sakau, mažai pritrūko, bet kaip neuždarėm rungtynių, aš sakau, turbūt gal to vieno kažkokio taiklesnio metimo, vieno geresnio įkirtimo, vieno atkovoto kamuolio, ne, kai baigėsi rungtynės. Nežinau, labai skaudus pralaimėjimas, ypatingai skaudus, kai tokiom aplinkybėm, kaip sakau. Tai, sakau, nedaug pritrūko, gerai vyrai kovėsi, jokių priekaištų neturiu, kaip ir vakar Lietuvos rinktinė, ar ne? Tai va, tai labai viskas panašu, sakau, irgi neturiu vyram priekaištų, kovėsi gerai, aišku, kai kurie mūsų žaidėjai taip neįėjo į ritmą visas rungtynes, bet sakau, būna tokių dienų, vienas rungtynės vieni traukia, kitas rungtynės kiti traukia. Džiugu, kad Laurynas Danielius labai puikiai prisėmė tą rolę šiandien dar net taškų rinkėjo, tikrai patempė, sakau, labai skaudu, gaila, sakau, bet aš už vyrus ir ką, reikia keltis toliau, čia, sakau, nieks nelaukia, trečias ratas įsibėgėja. Treneri, koks pirmas žodis, kurį pasakysite įėjęs į rūbinę? Ne pasaulio pabaiga, kaip sakant, ar ne, tie pralaimėjimai turi grūdintis, aišku, sakau, vėl labai skaudu, čia turbūt ne žodžiais, o daugiau, nežinau, turbūt emocijos turim susitvarkyti su savim, ar ne, kaip sakant, kiekvienas pasižiūrėti save, ko nepadarėm, ar ne, kažko ir aš nepadariau, kažką žaidėjai nepadarėm, kažkur atsipalaidavom, ar ne, ir pasimokys iš tų klaidų. Tai va, toks vakaras čia. Kiek patirties komandai pridėjo Dariaus Gazdausko prisijungimas? Džiaugiuosi jo prisijungimu, net ne tiek aikštelėje, kiek rūbinėje, kiek ant suolelio jaučiasi ta jo patirtis, tas jo žodis. Taip kad viskas gerai, džiaugiamės, kad turim daugiau žaidėjų, ko ir trūko didžiąją sezono dalį, jeigu kažkas iškrisdavo dėl traumų. Taip kad viskas dėl to tvarkoj.